Taip, sveiki ir trumpas video su programa Autodesk Fusion, kaip padaryti užrašą ant kokio nors 3D objekto. Internete, YouTube'e radau, tarkim, ką radau, tą radau, kaip padaryti ant cilindro užrašą. Kiti veikėjai aiškina, kad ant kūno, kuris turi išsikreivinimą bent jau, kaip sakant, dviejomis kryptimis, kaip ir nelabai išeina padaryti teksto. Tačiau aš kaip ir daugmaž sugalvojau, bent jau vieną tikrai atradau tokį būdą, o kitas būdas yra, man atrodo, sakykime, tačiau aš jo neišbandžiau, bet vat, kaip pavyzdys, taip, tarkim, tada kurį kokį nors skečą, tarkim, nesvarbu, tarkim, apačioje, kokį nors skečą ir ten pasirinki kažką iš šitų reikalų, project arba include, kad projektuoti, ta prasme, teksto formą, kaip sakant, ant kažkokio tai kūno, gal kažkas su šitais išeitų. Tačiau pradžiai aš radau tokį labai paprastą ir labai greitą būdą, kaip tai padaryti. Tai taip, palauk, dabar šitą skečą mes pašalinkim ir pradėkim nuo, sakykime, 3D kūno, ant kurio reikia uždėti tekstą. Pavyzdžiui, sfera mane domina. Gali būti kitas koks nors kūnas, kuris yra iškreivintas, kaip sakant, dviejomis kryptimis. Kaip sakant, grinai 3D, gautųsi 3D tekstas. Nes ant cilindro gaunas tik tais dviejų. Taip, dabar pasirenkam skečą. Tai yra tą plokštumą, tarkim, aš X, Y plokštumą pasirinkau. Toliau pasisukame patogiau. Dedam, aišku, į centrą. Ir padarom sferos kokį dydį, tarkim, 25 mane domina milimetrai. Štai. Ir OK spaudžiam. Arba tiesiog enter, nesvarbu. Tai kas dabar, va štai tokie reikaliukai. Štai tokia sfera ir man reikėtų, tarkim, užrašyti kokį nors tekstą ant jos. Ir kad tas tekstas išsilenktų atitinkamai ant sferos paviršiaus. Tai iš tikrųjų yra gana paprastas būdas. Nežinau, kodėl tai neafišuojama, niekur YouTube'ai niekur nėra kažko panašaus. Gal tiesiog aš neradau. Arba visi supranta kaip paprastą dalyką. Žodžiu, gerai, toliau. Dabar taip, sfera yra, einam, sukuriam skečą, įsijungiam bodžius. Skečą man reikėtų kurti šiuo atveju tada, taip, pasisukam į frontą, va šitą poziciją. Taip, skečą turim, dabar reikėtų įsijungti body. Tada skečas atidarytas, spaudi create ir text. Va, tekstas, dabar pasižymim kažkokią tai teksto rašymo poziciją. Nuo vieno kampo iki kito. Du kartus bakstelim. Dabar čia, va štai čia įrašome tą savo tekstą, tarkim,
kažkokį tai skaičių, tarkime, M5, tai gražus skaičius. Va, aišku, čia parametruose galima sužaisti ir dydžius, ir štai ryškumus, bold, italic, teksto ant path. Kol kas to nereikia, bet su paprasčiausiai parodysiu. OK. Spaudžiam OK, tekstas baigtas. Ir tuo tarpu ir pats skečas irgi baigtas. Nors ne, palaukim. Skečą dar nebaigiam, nes čia bus va reikia tekstą. Šitas tekstas pasinardino į sferą, nes ties centru užsirašė. Dabar taip, pastumėme šitą tekstą truputėlį į priekį už, sakant, už prieš tą sferą. Tarkim, taip, OK, mūvas padarytas. Viskas. Skečas irgi baigtas. Viskas dabar taip, toliau kas. Štai tekstas, tai vat man dabar, tarkim, reikia šitą tekstą, šitos skaičiukus užformuoti grinai ant šitos sferos. Tai kaip sugalvojau aš, tai labai paprasta. Spaudi ant to teksto, spaudi dešinį pelės. Taip, ir kažkur buvo, palaukit, tuoj pasakysiu, edit sketch, nu gerai, edit sketch. Ir tada, vat, įeini į redagavimą sketchą, šitą režimą, spaudi dešinę ant skaičių ir paspaudi explode text. Explodino, finish sketch, viskas. Dabar va tokie skaičiukai gaunasi priekyje sferos. Aš pasuku į truputėlį šoną, kad būtų taip vizualiau, aiškiau matytis griniai 3D modeliavimas. Taip, dabar toliau einame, pasižymime, galime iš karto šitą, šiftų ir penketą, nes jie yra eksplodinti šities tekstai, šitie skaičiai, jie yra va tokie objektai. Gerai, dabar einam čia, žiūrim, create, emboss, šitie du pažymėti jau skaičiai, o faces, select, pažymė šitą sferą. Pukšt. Ir padaryta. Emboss. Galima čia pasirinkti į vieną pusę, kad būtų skaičiai iškilę, arba deboss, įgilinti. Taip pat galima sužaisti su parametrais depth, gilis, tai yra pliusas arba minusas ir bus atvirkštinis rezultatas. Viskas spaudžiam OK. OK, matome kūną, o tas atsijungė skečas, nebesirodo. Štai. Tai gaunasi gražus išlenktumas skaičių. Tiksliai pagal sferos šitą formą visą. Šiaip tai aš ant Fusion dar esu labai šviežus, kaip sakant, žalias, tačiau čia viskas, aišku, intuityvų. Kaip sakant, dirbu ir su SketchUp'u Trimble, ir su Blenderiu, su ZBrush'u. Ten irgi, aišku, nesu profas, tačiau, AutoCAD'ai, aišku, be abejo, savaime suprantama. Tai va dabar, bet kai pamatai vieną kažkokią tai programą, padirbi su ją ir kaip ir
įsisavini tos visus principus ir gana paprasta orientuotis ir kitokiuose. Kad gerai, tai va toks va variantas, toks pat neblogas paprastas sprendimas. Nereikia jokių, tiesą pasakius, ten tų, kaip sakiau, projektavimų ten skečio režime. Susikuri kūną ir susikuri skečą. Ant to skečio sukuri skaičius. Po to juos explodini ir po to embosini. Su va čia embos. Viskas. Paprasta kaip 2x2. Labai paprasta. Gal kažkam pravers toks greitas variantas sprendimas. Kaip matot, sfera yra 2 krypčių išlenktumas, tarkim, pagal vieną koordinatę ir pagal kitą koordinatę. Gaunasi toks sprendimas. Taip pat, aišku, aš tikiu, kad galima tokius skaičius ar tekstą užembosinti ir ant bet kokio, teoriškai, bet kokio įvairia krypčio kūno. Ar ant kažkokios tai surfeiso kitokios formos. Tai ok, tam kartui tiek. Pirmasis čia video. Ir bandysim dėti ir daugiau tokių video kažkokių tai atradimų, kad juos būtų galima greitai surasti ir pasižiūrėjus prisiminti, kaip daryti. Taip, tai vat, šitie video pagrindė yra kaip ir orientuoti pačiam savo prisiminimu, bet jeigu kažkam pravers, tai valio. Dėkui ir jums už peržiūras. Gal bus naudinga ne tik man, bet ir kažkam kitam pasižiūrėti, kaip kažką padaryti. Jeigu turite idėjų kažkokių, tai tiesiog būtų įdomu išgirsti. Pavyzdžiui, kažkas sugalvoja kažką padaryti ir neranda sprendimo. Tai pabandyti galite parašyti tiesiog ir pabandysim pagalvoti, kaip kažką tą ar aną padaryti. Taip, dabar čia taipogi įdomus momentas. Pavyzdžiui, jeigu norima yra delete, galima iškirpti tą visą skaičio vidurį. Čia ir tarkim pasižymi čia irgi deletinį, pagauna skem 5 ir galima įeiti į šito sferos vidurius. Čia skylė, kaip sakom. Jeigu pažiūrėsim iš šono, pamatosi tenai šitie jau vos ne išorė persišviečia. Taip, jeigu truputėlį mes grįžtame, grąžiname šitą ir, pavyzdžiui, einame šitą embosą, paredaguojame tą feature. Gal aš noriu grąžinti ne 1 milimetrą įgilinti, o pavyzdžiui 0,, pavyzdžiui, kokį nors, kaip ten būna, 0,4. Čia to plotis 3D printerio nozzle, bet jeigu norime tiesiog aukštį, galime ir paploninti, galime 2,1, 0,1. Jeigu printintųsi toksai, tarkim, tokį spaudžiam, pakeitimą padarėme, toksai šariukas, jisai kaip ir, matot, tik koks nors vienas sluoksnelis, tarkim, būtų praleistas. Būtų labai negilus įgilinimas ir teoriškai tokį kamuoliuką galima būtų išsispausdinus lengvai tuos skaičiukus nudažyti, nes būtų toks rėmelis, mažas įgilinimas, dažų čia užtepi viduje, gražiai gaunasi.
pavyzdžiui, raudoni ant juodo. Panašiai. Tai va tokie dalykai. Taip, ačiū dėmesį ir kas tiek.